Labas, čia Iron Vytas ir mes tęsiam rubriką Susipažinkim su Norspace išmaniųjų erdvių kaimynais. Šiandien apžiūrėsime boksus, kuriuose įsikūrė automobiliais užsiimanti įmonė Vin Motors. Einam pažiūrėsim į jų boksus. Esam prie Vin Motors studio, kaip matom, jie įsikūrė per 3 boksus, užeinam į vidų ir pažiūrėsim, kaip jiems sekėsi. Tai esam Vin Motors studijoj pas jūs. Kuo iš čia užsiemat? Automobilių poliravimu, cheminiais salono valymais, plėvelėm, PPF-ais, meniniu lyginimu, keramikų dengimu, realiai viskuo, automobilių apdailų sudėjimu, lipų, spoilerius dedam, viskuo, kas susijęs automobilio realiai paruošimu, visus darbus. Jeigu kažko nedarom dar, tai sugalvosim sprendimą, kaip padaryti, tai gali drąsiai kreiptis ir... Žodžiu, jūs mėgstat, aš kaip matau, gražius, sportinius, galingus automobilius. Jo. Ir tos plėvelės, tai jūs apsauginės plėvelės ar ir klijuojate? Apsauginės plėvelės, PPF-as. Taip, apsauginės plėvelės. Bet neklijuojate tokių, kad spalvota? Ne, dar nepradėjom ir nežinau, ar planuojam, nes labiau populiarėja ta PPF-o, labiau rinka, žmonės vis pasiryžę daugiau investuoti savo automobilį, jį apsisaugoti iš anksto. Tai žiūrim, kas yra šiam momentui paklausų, ties tuo ir dirbam. Ir kaip jūs galvojat būtent pasirinkti Norspace patalpas? Iš tikrųjų, tai galvot kažkaip ypatingai apie Norspace labai negalvojom, tuo metu tiesiog buvo tokia rinka, kad Vilniuje nieko nebuvo, jokių patalpų iš vis. Kur galėjom žiūrėti apie kažkokią savo viziją ir plėtrą ateityje, tai buvo tik Norspace'as, tai ačiū Dievui pavyko susikalbėti ir dar buvo likę laisvų boksų, nes iš tikrųjų per tas paieškas. Iš tikrųjų viskas vyko labai greitai tuo metu, kai ieškojom, ten per porą savaičių bėgių paaiškėjo, kad keliose jau Norspace'o kitose vietose nebėra laisvų boksų jo. Nebėra laisvų boksų, tai teko greitai priimti sprendimą kažkokį taip pat ir greitai išsisprendė. Labai šiaip pavyko lengvai sukomunikuoti, susitarti, išsispręsti viską, tai ačiū jiem už tai, už tą lengvą pradžią kartu ir tikimės gero ir tokio pat sėkmingo toliau bendradarbiavimo su jais, nes kol kas viskas tenkina, patinka, bendradarbiavimas geras, rūpinasi, paskambina, pasiklausia, ar nieko netrūksta, ar viskas tvarkoja, padeda aplinką, atvažiuoja, aptvarko, tai juntamas tas rūpestis iš jų pusės tikrai yra. Ir aš manau, kad jūsų klientams su tokiais automobiliais turbūt yra svarbu, kurioj lokacijai, kur jūs įsikūrė. Taip. Ar tenai senose garažuose kažkokiuose neaiškiai nelabai jaučiasi saugiai palikdami savo automobilius? Taip, čia yra kameros apsauga, signalizacija, tai mes patys kaip paslaugos pardavėjai esam trigubai ramesni, kai ne tik mes esame atsakingi už tą tvarką ir ne mes patys vieni turim saugot tą savo darbo vietą, o saugo ir partneriai. Tai ačiū jiems už tai. Iš tikrųjų, ką galiu pasakyti klientam, kas patogu, mums, tas automatizuotas ir vartų atidarimas, uždarimas. Mes realiai galim paruošti automobilį ir jeigu klientas taip nutinka, kad jis vėluoja arba kažkur užstringa, arba jis atvažiuoja vakare vėlai pasimti mašinos, aš galiu gulėdamas iš lovos atidaryti jam vartus, jis atsisėda į mašiną, išvažiuoja ir pasiėmė automobilį. Tai iš tikrųjų tikrai patogu. Sutaupytas laikas, sutaupytas laikas, taip. Šiuo metu pas mus gyvenime laikas reiškia pinigus dažniausiai, tai džiaugiamės, kad galim net ir ties čia taupyti. Tai pas jūs yra iš 3 boksų padaryta? Jo, pas mus yra patalpos padarytas iš 3 boksų, tai vieną boksą esam pasirinkę turėti kaip labiau plovyklą, tai tos patalpos mes ją turim uždarą, tai čia vyksta visi plovimai automobilio ir jau švarūs automobiliai atvažiuoja pas mus į šitą erdvę, kur šitą erdvę ir gaunasi, kad visą laiką švariai ir neužsiteršia, nes čia purvinų mašinų net nebūna realiai pas mus. Apžiūrėjom apatinius boksus, einam pažiūrėsim, ką jis įsikūrė viršui ofisą. Nes čia kaip lofto stiliaus boksai, daugelis įsikūrusių antram aukšte pasidaro įvairias erdvės. Vieni pasidaro sandėliukus, kiti pasidaro ofisus. Mes nieko neišskirtiniai, tik nenorėjom tokių gražių patalpų paversti sandėlių, tai sugalvom su draugais pasidaryti šiokią tokią savo laisvesnę pramogų erdvę. Tai įsirengėm antrą aukštą, kad būtų patogu tiek padirbti kartu visiems ir tiek papramogauti, pasidėti vakare, pasikalbėti, pažaisti PlayStation'ų, pasižiūrėti geras sporto varžybas ir pasimėgauti laisvų laikų kartu. Einam pasižiūrėsim, kas viršui.
čia vat viršui ofisas jau jūsų, ne? Jo, čia klientai gali palaukti, kol paruošim automobilį, klientai susitvarko sąskaitas, išsirašom ir patys darbuojamės viršui. Nes tokias erdvės, žinai, atrodo, apačioj viskas tik poš automobilingi, o čia taip ramu kaip grynas ofisas. Jo, iš dalies nebūna čia ramu, darbų turim daug pakankamai, tai turim to pakankamai ir triukšmo, bet kažkaip darbuojamės, džiugu, kad turim ir galim sudaryti iš vis tokias sąlygas, kad ir ofisą turim ir darbo vietą toj pačioj vietoj. Skaitykit. Tai buvo sunku surasti patalpas, kad... Jo, Vilniui tikrai su patalpom turim didelę problemą, tai nėra patalpų iš vis. Arba jos kainuoja labai didelius pinigus, arba tos patalpos būna senas. Jeigu mes norim vykdyti kažkokią veiklą, jeigu kalbam apie naujus automobilius, tai klientams, kurie turi, sakykime, tas prabangesnės arba brangesnės mašinas, nelabai malonu vežti ir palikinėti senuose rajonuose, senuose garažuose kažkur kažkam, tai teko derintis prie tų klientų ir turėti gražesnės ir naujesnės patalpas, kur ir tas vaizdas būtų, ir saugumas, ir signalizacijos, ir kameros, ir visas bendras dalykas. Jo. Ir būtent vat ofisas, kad chebra atsisėstų. Jo, šiaip turim draugų ratą, kurie irgi mėgsta automobilius, mėgstam leisti laiką prie automobilių, mėgstam leisti laiką ir toj pačioj savo studijoje. Tai nusipirkom PlayStation, nusipirkom teleką, pasistatėm, įsikūrėm. Tai va čia atsisėda. Jo, čia atsisėdam ir turim gerus vakariukus kartais. Kai tarp darbų laisviau, tai turim tikrai neblogus vakarus čia su draugais. Ir su klientais. Ir su klientais, žinoma. Taip, žinoma. Nes mačiau ir virtuvėlėje. Taip, ir tualetas yra. Ir šaldytuvas energetinio gėrimo. Jūs vaišinat klientus, atsisėdava saldainiukai ir gali tiesiog pačilinti, kol jūs viską padarot. Taip. Ir iš išorės nepasakysi, atrodo, žinai, boksai. Visi kažkaip įpratę, kad patalpos čia garažai. Nu, čia nėra garažų. Nėra garažų. Bet čia irgi reikia integruoti dabar tuos žmonės, jie nepripratę prie tų senų monoblokinių garažų, kur ateini tepalo dėmės, visur tepalo likučiai, kažkokios senos detalės, viskas. Čia truputį kitaip, ateini užvaru, estetiška, gražu. Tai tas dalykas faktas, kad kainuoja, bet verta, tikrai verta. Klientų tie, kurie jau geriau sumokėjo šiek tiek daugiau už jūsų darbą. Taip, ir jie žinos, kad automobilis saugiai, ramiai stovi ir kad dirba prie jo tinkamoje vietoje, tinkamoje aplinkoje ir tinkami žmonės. Kaip sutarė su kaimynais? Neblogai. Šiaip kaimynai visi draugiški, užvakar prieš porą dienų gavom Red Bullio rėmėjai atvežė, tai pasidalinom su visais kaimynais, tai kaimynai irgi jau pradėjom bendrauti. Tai gerai, reiškia. Nord Space, ta bendruomenė auga ir ką tu galėtum, hebrai, kurie žiūri šitą video, Vinmotors. Kuo jūs užsiemat? Ką gali atvažiuoti? Užsiemamo automobilių prekybą, automobilių surinkimų, parvežimų iš užsienio, tiek iš Amerikos, tiek iš Europos, automobilių visų paruošimų kėbuliniais darbais, dažymais, viskuo visiškai ir iki pilno automobilio paruošimo, paskutinių žingsnių, tai jie būna čia, automobilis poliruojamas, cheminiai valymai, plevelės, PPF-ai, meninis lyginimas, tai realiai viskuo, kas susijęs su automobilio nupirkimu ir paruošimu pardavimui. Taip, kad jeigu ieškot, kur susitvarkyti automobilį, Tarandės gatvė 2. Vinmotors studio, laukiam, važiuokit, padėsim paruošti jūsų automobilį sezonui. Ir faktas, kad sektų Instagramą. Taip, sekit Instagram'e Vinmotors studio, Vinmotors taip pat, tai sekit ir laukit naujienų.